Tai kepyklėlės istorija prasidėjo dar dirbant man Smalininkų technikumo mokykloje, valgyklos vedėjų. Kažkaip labai gerai pasiteisino kibinai, kuriuos pradėjau kepti, būdamas valgykloje, dirbdamas valgykloje. Tai va, ir nuo tų kibinų kažkaip užsivedė ir kepyklėlės mintis turbūt. Tai viską apsvarstė, viską apdėlioja. Idėja gera, mintis gera, patalpėlės tokią mažytį kioskelį, tokį paviljoniuką buvau nupirkęs. Sugalvojau paversti tą paviljoniuką į nedidelę kepyklėlę. Tai rekonstrukcija ir visam tam darbui įrangą iš pridėtų pinigų nupirkom ir tai po truputį ir įgyvendinom. Iš tikrųjų šitas projektas yra visiškai popierinis, nuo pat paraiškos parašymo ir nuo idėjos įgyvendintas. Tai labai ilgai gimdytas kūdikis. Ir tikrai gavosi toks momentas, nes 9 mėnesius truko procedūros. Ir tai buvo mano toks, galima sakyti, nešiojimas to kūdikio, laukimas, o po 9 mėnesių prasidėjo sunkusis gimdymas, statybos, projektų įgyvendinimas, paskui galiausiai gamyba, realizacija ir visa kita. Tai buvo labai daug visko ir nepasakysiu, kad buvo labai paprasta ir nesudėtinga, bet padedamas labai daug man artimų žmonių, labai daug aplinkos, šeimos ir visų kitų. Tai aš kažkaip po truputį įsivažiavom ir jau pusę metų gyvuojam tam visam versle. Visai neblogai sekasi, kibinai eina savo eiga, pasiteisino ir kiti produktai. Eklerai pas mus labai dabar ant bangos. Aišku, ten labai didelį nuodėmį, nes kremas labai gardus iš kondensuoto pieno ir sviesto. Tai ten, kai ateina, tai sako, klientai tai klausis, ko turbūt atėjote į nuodėmį miestą. Tai visi nusišypso, bet visi vis tiek taip nuodėmingai, bet labai myli mūsų tuos eklerus. Tai va, kibinai, eklerai, taip pat bandelės mėlynės, tortas sėklyčia. Pagal senas receptūras, turiu rinkinį tam tikrų receptūrų, senų receptūrų. Taip bandom per sentimentus, per senus prisiminimus atrasti tą tikrus tuos produktus, nes gaminam iš tikrųjų viską iš kokybiškų produktų. Stengiamės, jeigu sviestas, tai sviestą ir naudojam, jeigu kiaušiniai, tai kiaušinius ir naudojam. Nėra taip, kad kažkokius pakaitalus naudotumėm. Galbūt atrodo tada ir didesnė kaina, bet automatiškai gaunasi tas, kad kaina didesnė dėl to, kad kokybė geresnė, nes naudojam tai, ką reikia.